galiu pasakyti, kaip pavyzdį seniūnija Vatriešės, ne, žinau, kad Čimboriškėse tokiam kaime buvo situacija, kad tikrai žmonių nemažai gyvena ir važinėja ir buvo labai blogas kelias ten dobėtas ir jie prašė, reiškia, ir paseniūną automatiškai pirmą kreipėsi ir paseniūnę. Tai kartais trūksta pas mus gal rajone to pirminės grandies įsikišimo, ta prasme, tai reiškia seniūnijos įsikišimo, kad pateikti informaciją savivaldybei, susisiek, kad mūsų vietovėje aptarnaujamoje, ne, reikia, reiškia, tvarkyti čia šitą vietą. Man atrodo, kiekvienoje seniūnijoje tų problemų yra kaip ir pas mus, ypač tie paprastai keliai. Aišku, gerai būtų, kad visur būtų asfaltas. Kai kurios iš seniūnijų, mano nuomonė, tvarkosi gan gerai savo teritorijose. Pavyzdžiui, galiu paduoti pavyzdį Paberžės seniūnijos, kur jeigu nuvažiuotumėt bet kokią dieną, pamatytumėt, kad tikrai tie smulkus keliukai visi žvyrkeliai sutvarkyti ten net geriau nei kai kurie asfaltai. Bet nesuverskime visos kaltės seniūnams, ypač kai Juzefas savo poste yra tik 3 mėnesius. Negalima ignoruoti ir finansų trūkumo. Gaila, bet dažnai gyventojai į tai nenori atsižvelgti.